Visa tai atitinka melagienų žarnos, pavadinkim taip, taktiką. Veiksmas yra skleisti kaip įmanoma daugiau klaidinančios informacijos ir daryti visą tai taip gausiai, kad niekas nespėtų susiprasti ir visko dekonstruoti. Ir čia jiems nepasiseka, nes esu aš. Jų tikslas yra prikabinti Makrono dausų mums tiek, kad litvinizmo terminas išsiplautų, problematika taptų nebeaiški, niekas nieko nesuprastų, o patys lietuviai susitaikytų su paralelinė istorija. Ir va taip būtų laimėta laiko visom tom litvinistiniam pozicijom sustiprinti ir išplėtoti ir taip toliau. Tam, kad jas vėliau dekonstruoti ir atremti būtų kaip manoma sudėtingiau. Greičiausiai esat girdėję apie tokį klubą Litvynai. Su jais Šaulių sąjunga nutraukė sutartį būtent dėl litvinizmo. Ir čia įdomus paradoksas. Šaulių sąjunga neįvardina priežasčių, bet sako, kad ne litvinizmas, o pats Litvynų klubas sako, kad litvinizmas. Keliaujam toliau per šitą straipsnį. Jie sako, kad netapatina su litvinistais ir kad pripažįsta Lietuvos teritorinį vientisumą. Tai pirma mintis yra tokia, tai jūs sakot, kad kažkam vis dėlto iš jūsų ten kyla klausimų, ne? Ja. Visų antra, tai ne tame esmė. Čia yra problemos rezultatas, pasiekmė, o ne jos esmė. Ir pabaigai yra tiesiog perlas. Sako, mes ne litvinistai, nes pas mus vietoj T yra C. Taigi čia tiesiog fonetinis skirtumas. Jisai niekaip objektyviai neatitolina klubo nuo litvinistinių naratyvų ir visų tų melagienų. Jie mus tiesiog laiko kvailiais. Deja, ant visų tokių dalykų pasimauna ir specialistai. Šis teiginys nelaiko elementarios kritikos. Jeigu taip, tai tada Vytis priklausė Rosijanam, nes geras gabalas dabartinės Rusijos, Smolenskas pavyzdžiui, priklausė LDK ilgą laiką. Jeigu taip, tada Rusijos erelis irgi yra visų tautų simbolis, bet kažkaip mes tai jo nenaudojam, turim savus simbolius. Tai kodėl Baltarusiai to negali daryti? Ir kažkodėl Heraldikos komisija nutilėjo, kad tai yra Gediminaičių dinastijos simbolis, kuri yra sėtinas su Lietuva, ne su kažkuo kitu. Ir jie nutilėjo, tos valstybės įkūrėjai ir plėtotojai, tas, kaip minėjau, titulinis etnosas, yra mes, lietuviai, esame mes, lietuviai, ne kažkas kitas. Pagonė yra baltarusių tautos pripažintas herbas ir valstybės. Lietuva 91 metais Baltarusijai atkūrus savo nepriklausomybę ir pagonę paskelbus ir baltą raudoną vėliavą paskelbus jų valstybės simboliais, Landsbergio vadovaujama aukščiausia taryba ir vėliau LDDP laimėjus rinkimus 92 metais pripažino Baltarusijos valstybę iki Lukašenkos Baltarusijos valstybę su vėliava, su herbu ir tos pagonios niekas nekėlė klausimo, ar ta uodega į viršų, ar ta uodega į apačią. Pavyzdžiui, kai dalinomės Vytį, ne? Jūs prieš eterį pakalbėjot, prisiminėt tuos laikus, tai buvo 90 metai ir tą kartą Lietuvos, Baltarusijos istorikai sugebėjo susėsti prie vieno stalo ir nuspręsti, kieno arklys bus su pakelta uodega, kieno arklys bus su nuleista. Iš tikrųjų, čia nebuvo šitie dalykai, jie niekur viešinami, nes manau, kad tauta tuos derybininkus, sakykime, iš lietuvių pusės ir iš baltarusių pusės būtų iš karto prikalę prie kryžiaus ir pasakę, kad tai yra šita tautos išdavikai. Bet iš tikrųjų buvo labai ramiai susėdo, iš Lietuvos pusės čia dalyvavo Heraldikos komisija, šita iš baltarusių pusės atitinkami irgi specialistai. Visą tai vyko su Lietuvos politikų žinia, apie tai nebuvo garsiai kalbama ir buvo dėl to visiškai labai nesunkiai susitarta. Pažiūrėkim, ko verti tokie susitarimai. Čia yra Lietuvos Respublikos konstitucija ir pačioje pradžioje yra iš karto įvardinama, kas ta Lietuva ir kas ją sukūrė. 15 straipsnis labai aiškiai apibūdina, koks simbolius reprezentuoja tą valstybę. Vytis raudoname lauke. Ir dėl šios priežasties buvo sugalvota ta nesąmonė, kad čia ne Vytis, čia pagonė. Nes pagal Lietuvos konstituciją, vartykit kaip norit, čia yra Lietuvos simbolis. Aš įsikišiu trigrašį. Tai, ką mes išgirdome iš Rasos Ugnevičienės, yra visiškai tiesa. Aš pats puikiai atsimenu tuos laikus, aš gana senas žmogus. Ir tai yra krediblu, ką mes išgirdom, ir tai yra faktas. Tačiau tai, ką mes sužinom, kas vyksta vėliau,
kad Baltarusijoje vyksta referendumas, kuris tais laikais dar nebuvo tiek daug autokratijos, kad jį būtų galima laikyti neteisėtų ir panašiai. Ir jie patys išsižada Pahonės ir savo vėliavas. Kitas dalykas, dabar paaštrėjus situacijai dėl litvinizmo, mes jau kitaip žiūrime į Pahonę. Aš matyt pasakiau tai, ką ir tu ketinai pasakyti, bet tu turbūt tą plačiau išdėstys. Ne, aš laikausi tos radikalios pozicijos, nes mes turėjome ir Pazneko visus tos išsišokimus dėl Vilniaus krašto, mes turėjome Šuškevičių, kuris pralėkė pro Brazauską ir nesutiko sustoti prie sienos, iš esmės, nes buvo vilkinama sienos pasirašymo sutartis Baltarusijos. Kur mano laidoj buvo su ambasadoriumi. Taip. Kitas atvejis buvo susijęs su Šuškevičiaus vizitu. Jis irgi buvo prezidentu, kurį laiką einantis prezidento pareigas. Ir jis jau buvo prezidento Brazauskas. Ir Šuškevičius atvažiavo oficialaus vizito. Ir kaip tais laikais buvo dar priimta, prezidentas Brazauskas nusprendė jį ant sienos pasitikti su lietuvaitė aprengta su duona ir kokainu. Tautiniu kostiumu, su duona ir druska. Tai Šuškevičius pasakė, kad aš nesustosiu. Aš nesustosiu, todėl kad mes šitos sienos nepripažįstam. Ir tai buvo toks stimulas, kad kai valdžia laimėjo, iš tikrųjų tai laimėjo Lukašenka 94 metais, kad mes metėmės tiesiog paniškai sudarinėti su juo kuo greičiau sienos sutartį. Į jo vietą atėjo Šuškevičius. Taip. Buvo prezidentų išrinktas, jau jį tikriausiai neįtarsit, kad jis Baltarusijoje ir čia vertinamas ir gerbiamas. Ir tuomet jau Brazauskas prezidentas ir pagal tokį senovišką paprotį paprastai atvažiuoja, jeigu mašinomis, prezidentai prie sienos sutinka atitinkami aukšti pareigūnai, ten pasveikina prie įvažiavimo Lietuvą. Ir prezidentas Šuškevičius kategoriškai manęs prie sienos nesutikit. Ir, žodžiu, įsivažiavo į Lietuvą be sustojimo per sieną. Ir tai buvo demonstratyvinis gestas. Kodėl? Todėl, kad jis atsisakė kalbėti apie sienos tarp Baltarusijos ir Lietuvos delimitaciją ir apie sienos klausimą sureguliavimą. Nes, kaip žinote, paradoksas, gal ir sakau, yra daug tokių istorijoje įdomių momentų diplomatijos, kurie nelabai prisimenami, su kuo mes pasirašėme sienos sutartį. Su Lukašenka? Su Lukašenka. Lukašenka jau neturėjo tų, nesakysiu nacionalistinių, neigiamą prasme, neturėjo tų tautinių ypatingai reiškia siekių, kurios turėjo ir Zenonas Pozniakas, ir Šuškevičius. Būtent nuo 90 metų iki 93 metų, kol atėjo Lukašenka į valdžią, Baltarusijoje buvo pakankamai gaji ta mintis idėja, kad visgi net ir Vilniaus kraštas tai yra dalis Baltarusijos. Kad čia tas LDK paveldas visgi yra labiau Baltarusijos negu Lietuvos. Kai atėjo Lukašenka, tas pradžioje tikrai naratyvas labai stipriai pasikeitė. Ar jūs atvažiavę dar jautėt tą būtent požiūrį, kad ir tokį net ir teritorinę pretenziją į Vilnijos kraštą? Turiu pasakyti, kad iš oficialių valdžios atstovų, ne iš prezidentūros, ne iš vyriausybės, ne iš ministrų, nesu nė karto girdėjęs štai tokių pretenzijų ar tokių kažkokių tai pasamprotavimų. Tie buvo gajus samprotavimai kultūrininkų sferoje, taip vadinamai visai Lukašenkos opozicijai. Būdavo tokių netgi juokingų momentų kartais, kada vieną kartą mes buvom pakviesti į Minsko operos ir baleto teatrą, į kažkokį tai renginį ir ten buvo paroda, pavadinta portretų paroda ir pavadinta Baltarusijos didžiavyriai.
Ir tarp, kas tarp tų didžiavyrių tarp buvo? visų kitų didžiavyrių buvo Mindovk, Gedimin, Vitoft. Nu ir mes su žmona Irena, jinai gana kandus žmogus, reiškia, yra tokia nepratyli kartais, kur galbūt reikėtų, bet aš ir džiaugdavos, nes jinai pasakydavo kartais to, ko aš negalėčiau pasakyti. Jinai tai pasižiūrėjo į tą profesorių, kuris čia pristatinėjo tą parodą ir žiūri į mus, aišku, laukia. Sako, nuostabu, bet sako, kažkaip tai aš vat kiek jau čia laiko esu Minske, nesutikau nei vieno jūsų vaikelio pavadinto, nei Mindaugu, nei Gediminu, nei Algirdu, nei Vytautu, tuo labiau ten visai kitokie vardai. Kodėl taip yra, jeigu čia jūsų didžiavyriai? Nu, jis susimėtytas, nu čia istorija, čia tas ir nutrytas, bet jam buvo duota suprasti, reiškia, kad, nu, žinai, čia galbūt reikėtų tą kažkaip tai kitaip į tuos dalykus žiūrėti, žvelgti. Arba kitą kartą vėl va ta pačia tema, reiškia, buvo kažkoks tai priėmimas. Ten irgi mūsų kokia tai šventė buvo kas, ir Lenkai buvo, ir Baltarusijos atstovai kelia tostus, kalba ir vis kalba Velykaja knežastva. Didžioji kunigaikštystė, bet nesako Lietuvos. Šito žodžio nėra. Ir vienas taip kalba didžioji kunigaikštystė, antras taip kalba didžioji kunigaikštystė. Mes jau pradėjom dairytis, kad gal jau reikėtų mums čia ir išeiti atsikėlus, reiškia. Ir paskui tik tais vienas profesorius toks atsistoja ir sako, nu žinot, vis tik tais teisybės dėlį reikėtų pasakyti, kad tai buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Ir nuėmė tada tą nereikalingą tokią įtampą, nes čia dalyvauja ir Lietuvos ambasadorius su žmona, tai reikėtų pabrėžti, kad tai buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Tai tuose sluoksniuose tai buvo labai gajus. Kultūrininkų tarpe buvo tas naratyvas labai gajus ir jie tą eksploatuodavo, kiek galėdavo. Lenkai labai piktindavosi irgi tuo diplomatai, reiškia, tai, bet jie tą sakydavo. Iš oficialių, pasikartosiu, nebuvo niekados to. Tada buvo užsienio reikalų ministro pasisakymai Reutersam, kad Vilnius turi priklausyti Baltarusijai. Ir čia aš va dabar iš galvos vardinu tam tikrus incidentus, kurie rodo, kad tais laikais vis dėlto buvo problema. Galbūt praėjo 30 metų ir mes neprisimenam, bet vis dėlto šitas liudijimas, jisai yra jau moderniais laikais, jis nėra kažkada ten iš senų laikų. Tai tavo pozicija, pats minėjai... Aš manau, Rasa puikiai supranta, ką jį kalba. Ir žinot tai, kad jis vis neigia litvinizmo tą temą, tai, kad jis sako, čia yra išskirtinai KGB provokacijos ir kad Svetlanos Tikhanovskajos biuras visiškai nelitvinistai ir aš galiu best tada į Ales Čaisits. Svetlanos Tikhanovskajos biure yra tokia organizacija, heraldikos komisija Pahonė. Jos atstovas viešiesiems ryšiams yra Ales Čaisits. Jis nuolat sistemingai savo socialiniuose tinkluose kartoja apie tai, kad reikia prisijaukinti terminus Lietuva, lietuvisai, kad mes čia kažkokia ne visai tokia, kad ten su ta istorija viskas visai ne taip, kad yra mažiausiai 50-50. Ir jis yra Tikhanovskajos narys, oficialus komandos. Taip, aš turiu surinkęs šaltinius. Ar reikia daugiau kažką įrodinėti? Aš paimsiu ir papildysiu šitą prezentaciją pagal mūsų šitą dialogą. Ir yra dar kitų asmenų, su kuriais Tikhanovskaja turėjo darbinių ryšių, pavadinkim, Tikhanovskajos biuras turėjo darbinių ryšių, ir kurie pagal viešus šaltinius yra aiškiai pasisakę litvinizmo tema, pro-litvinistiškai pavadinkim tai. Okay. Gerai, bet kodėl Dominykas Šivilis šiandien, kaip pats sako, užima kategorišką poziciją, o mes instituciškai esam sulygę, kad jų Pahonė, arba kaip mums atrodo, vizualiai tai yra tas pats sritis, aišku, kad tai yra legalu, kad jie turi tai kaip savo valstybės simbolį. Ką, tu nori grąžinti, taip neveikia šiaip jau? Na, nesupratau, tu norėtum, jog aš uždrausčiau jiem naudoti Pahonę? Jeigu aš teisingai tave supratau? Aš norėčiau, jie pasiimtų kitą simbolį. Aš labai norėčiau to. Aš irgi norėčiau to, bet ar mes turim, kadangi instituciškai jau yra post factum, mes pripažinom jų herbą kaip po tokį tada, bet įvyko kitų dalykų, jie patys atsisakė jo ir iškilo litvinizmas kaip, aš sakyčiau, egzistencinė grėsmė mums, kaip lietuvių etnosui ir kuriam priklauso šitą valstybę. Tai aš manyčiau, kad dabar galima tokio herbo ir nepripažinti. Tai čia mes turbūt su tavim sulygsime šitoje vietoje. Jo, matot, nėra tokio kažkokio
teisės reglamentą, kad pripažįsti ar nepripažįsti kitos valstybės herbą. Taip. Čia iš esmės yra kazusas truputuką. Bet mes turime rodyti principinę poziciją. Ir apie tą principinės pozicijos nebuvimą aš pakalbėsiu dar truputuką vėliau, jeigu spėsiu. Kalba nukrypo į šoną ir mums ne visai tiksliai pavyko išsireikšti. Algis interpretuoja Rasos Juknevičienės pasisakymą, esą turėjo galvoje tik viešąją Lietuvoje tuo metu vyravusią nuomonę, ne absoliučiai visus faktinius įvykius. Tuo tarpu mano mintis yra ta, kad šis susitarimas nieko vertas, nes prieštarauja konstitucijai. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kokiomis aplinkybėmis jis buvo sudarytas ir kaip baltarusiai išsidirbinėjo. Primenu apie tuometinius Pazneko išsišokimus dėl Vilniaus krašto kondominiumo. Pasitaisau 2 fakto klaidas. Rasa nesako, kad litvinizmas yra išskirtinai KGB provokacijos. Ji teigia, kad litvinistai būna dažnai KGB pakurstyti ir kad Cichanovskajos biuras nieko bendro su litvinizmu neturi. Pahonio komisija nėra integrali biuro dalis, tačiau biuras su ją itin glaudžiai bendradarbiauja. Leidžia pasus, konstituciją, medalius, turi bendrus renginius ir panašiai. Noriu truputuką apdėlioti visą tą informaciją, kurią čia supasakojau, kad jums būtų aiškiau. Įvyksta 20 metų protestai, dėja Tarakono nuversti nepavyksta ir Baltarusio opozicija kartu su litvinistais pabyra po kaimininės valstybės. Kalbant apie Lietuvą, aš noriu pastebėti, jog visos šitos litvinistinės melagienos puikiai dera su Vilniaus autonomininkais ir žemaičių separatistais. Ir man kartais sako, tai čia žemaičių separatizmas, čia visai kažkokiais niekais su Dominikai tu užsiimi, nėra tokio dalyko. Yra ir dar kaip, ir kas 7-8 metus vis prisikelia. 20 metų straipsnis iš mūsų kanalo labai gerų draugų Būkime vieningi, jie užduodavo tokį kvintesencinį klausimą ir pasižiūrėkite, kokį paveiksliuką jie demonstruoja tame straipsnėje. Visiškai litvinistinė, tradicinė. Dėl žemaičių tautybės įteisinimo, aš suprantu, kad ten gali būti argumentų už, bet irgi lygiai taip pat yra aišku, kur visą tai link veda, žinant visą kitą informacinį kontekstą. Ir netiek jau mažai tų žmonių ten susirinko. Putimo nenori, kad aš tą Žemaitaitis būčiau, koks buvo senas, toks impulsyvus, labą greit atšaučiau, tada aš šiek tiek tobulėjau, pagalvoju, pamastau ir tada atsakau, kaip Žemaitis. Labą lietą reikia pagalvoti, tada atsakyti. Žemaičių reikšmė Lietuvos istoriją įžeidė, ir Paleckis, ir Paksas, ir visi kiti. Dabar jūs tęsėt jų tą. Taip, reikia žiūrėti Žemaičio aplamai, istorija labai didelė, jeigu ne Žemaičių, tai tų lietuvių nelabai būtų. Nes realiai tai, kas nuo Lietuva, tai yra Baltarusija. Ir jeigu pažiūrėsime Aivarą Lileikį knygą, tada pažiūrėtumėm, kas yra Sarmata, kas yra Žemaičiai, tada suprasim, kokį galingą tautą visą laiką buvo Žemaičiai. Konsirenikėjau, konvinka Žemaičiams. Linkiu būti tvirtams, kaip meškoms, kaip lokiams, niekada nepasiduoti ir visą laiką žinot, kad be Žemaitės Lietuvos niekada nebūtų buvę. Uždaryk burną savo, gerai, Asli? Tai mūsų pačių valdančiosios koalicijos nariai skleidžia šitas melagienas. Ir pasižiūrėkit, Žemaitaitis pats pripažino iš esmės netiesiogiai, jisai tęsia Paleckio ir visų kitų veiklą. Tai ką čia dar komentuoti? Jaunesni žiūrovai arba kurie mažiau domisi šitą temą, greičiausiai nežinos, kas yra Vilenščizna. Labai rekomenduoju šitą straipsnį, ten daug taškų sudėta ant i. Čia yra Alex Germant, toksai filosofas, daug laiko praleidęs Vilniuje, jis dabar yra didelis Lukašenkos simpatikas, vienas iš tokių mažiau žinomų propagandistų režimo. Ir jisai labai yra aršus šalininkas to, kad reikia čia ginti baltarusių teisės Vilniaus regione. Dar vienas klausimas neretorinis, ponė ministrai. Kokia buvo originali kalba, kokia kalba buvo parašytas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės statutas? Kokia kalba? Tai ką jūs norite pasakyti? Ukrainiečių kalba? Baltarusių kalba. Baltarusių kalba. Baltarusija, jūs norite uždaryti baltarusišką mokyklą dabar. Pagal jūsų įstatymą. Kas čia iš tikrųjų vyksta? Kas iš tikrųjų vyksta? Pereinam prie kito klausimo. Pereinam prie kito klausimo. Kas iš tikrųjų vyksta? Ramiai. Ačiū visiems atsakiusiems. Gerbkit kolegos vienus kitus. Tiesiog gerbkit. Ačiū. Prašau, vienas iš litvinizmo postulatų per mūsų pačių parlamento rinkimus ir pasižiūrėkit, kaip džiaugiasi visa ta šunauja antivalstybinė, mano nuomonė antivalstybinė. Armonaitė buvo iš esmės teisi, vieni akademikai sako senoji ukrainiečių, kiti sako senoji rusų, bet iš esmės Armonaitė buvo teisi. Rosijanai mato, kad mes esam visiškai neįgalūs ir neadekvatus ir pila žibalą į ugnį su visokiom tokiom kvailom provokacijom ir informaciniam atakom. Prieš kurį laiką buvo pasirodęs ir video, kur neva tai baltarusių kariai iš Ukrainos grasina Kasčiūnų ir Lopatai. Jis irgi yra visiškai nesąmonė, Žilvinas Svitojus yra padaręs detalę dekonstrukciją.
Na, ir mes tada visą šitą informacinį paveikslą savom rankom gausiai nuplaunam mano minėtų melagienų lietumi, melagienų žarną. Apsimetam tada, jog nieko nesuprantam ir nežinom, kas čia vyksta. Lenkų reakcija visą šitą yra maždaug tokia. A, jie nesuvokia, kaip lietuviai nesugeba apginti tokių elementarių dalykų. Ir B, jie iš dalies atpažįsta savo pačių dezinformacijos naratyvus iš 20 amžiaus pradžios. Bet juk mes visi puikiai suprantam, kad už to stovi Rusija. Aš jau įrodžiau su to dezinformacijos naratyvo kitimu nuo pat 15 amžiaus. Ir to, kaip visą tai puikiai dera su Dugino teorijom. Ir mums sako, jūs nepasiduokit Rusijos provokacijom. Tai mes ir nepasiduodam. Jūs pasiduodat, kurie sako, jog litvinizmo nėra, kad čia nėra grėsmė. Jūs čia pasiduodat, kurie kalbate apie tai, kad čia kažkoks vakarų pasirinkimas. Baltarusiai pasiduoda. Ties šią dalim kartais susilaukiu kritikos, sako, čia didžiarusiškumas ir litvinizmas du skirtingi dalykai, nereikia painioti. Prašau, Rusijos tūkstantmečio monumentas ir yra Algirdas, Vytautas, Kęstutis ir Gediminas. Puikiai viskas dera su Rusijos ideologija ir visi šie asmenys yra neva tai rusų kunigaikščiai. Užfiksuokim, ką pasakiau. Baltarusių tautinis atgimimas yra instrumentalizuotas hibridinėme kare prieš mus. Prorusiškus baltarusius bandoma paversti rusų tautos dalimi pagal Dugino teorijas. Ir ten litvinizmas irgi puikiai gali suderėti ir suviešėti. Tokiu būdu bandoma sukiršinti baltarusius su visais potencialiais sąjungininkais. Nepamirškit, kad litvinistai, pavyzdžiui, tą patį Ostrogiškį irgi laiko baltarusių, nors visi kiti laiko jį ukrainiečių. Jeigu tu esi prieš litvinizmą, tai tu neva esi prieš demokratinę ir laisvą Baltarusiją. Mums bandoma va taip suformuluoti tokį naratyvą, kas irgi yra visiška nesąmonė. Kaip jau minėjau, puikiai dera su buvusiais Lenkų separatistais ir dabartiniais kai kuriais teiginiais Lenkų atstovų, kurie be abejo nėra autonomininkai ir separatistai, bet jų atstovai yra ten keistų dalykų pasakė, pavyzdžiui, Zbignevas Jedinskis yra raginęs NATO bombarduoti Kyjivą. Tai tokių keistų naratyvų iš ten pasklinda ir litvinizmas puikiai juos papildo. Ir, kaip ir minėjau, labai svarbus momentas, melagienų žarna, mes patys visą šitai sukomplikuojam visiškai be reikalo. Tai dabar tikiuosi yra aišku, kaip atrodo tas informacinis karo laukas. Labai daug visko prišnekėjau čia apie dezinformaciją ir norim pristatyti tokią sistemą, ABCD. Jis suskirsto dezinformacijos problemą į tam tikrus segmentus pagal klausimus ir tai leidžia tiksliau įvardinti, su kuo mes susidurėm, kokios grėsmės kyla ir panašiai. Tai aš dabar jums paskaitysiu tokią šiek tiek techninę informaciją, bet aš tikiu, jog tam tikriem žiūrovam, kurie daugiau susidūrė su dezinformacijos visais reikalais, ji bus įdomi ir aktuali. Tai, ką čia matote, yra reprezentaciniai koliažai. Tai actors, veikėjai. Prie litvinizmo naratyvų sklaidos prisideda tiek valstybiniai, tiek nevalstybiniai veikėjai ir iš valstybinių veikėjų galima išskirti Tarakono, Lukašenkos bei Kremliaus režimus. Pagrindiniai nevalstybiniai veikėjai yra Baltarusių opozicijos atstovai. Litvinizmo naratyvai dažniausiai pristatomi kaip Baltarusių tautinio atgimimo dalis. Vis dėlto jų ideologinės ištakos yra Maskvos kunigaikštystė, Rusijos imperijos revizionistinė istoriografija ir šiuolaikinė Dugino Ruski Mir koncepcija. Kas liečia veikėjus, reikia taip pat nepamiršti ir organizacijų, kad litvinizmo melagieną skleidžia ne tik privatus asmenys ar režimo atstovai, bet ir šie mano jau prieš tai įvardinti juridiniai asmenys. Buzma, Belarus, Midčarter, Belta, Pralinausko pulkas, Belsat, o čia kairiame apatinėme kampe matote Pazneko Baltarusijos liaudies frontą. Elgsena. Didžiausia litvinizmo naratyvų sklaida pastebima Facebook, YouTube ir TikTok platformose. YouTube platformoje dauguma turinio kūrėjų savo tapatybės neslepia. Facebook aplinkoje maždaug pusė veikėjų gali būti priskiriami vadinamiesiems troliams, tai yra slepia savo tapatybę. Tuo tarpu TikTok platformoje beveik visi veikėjai slepia savo tapatybę, apart išimčių, pavyzdžiui, Filip Daineka, bet čia yra reta išimtis. Analizuojamų laikotarpių nei vienoje platformoje nepastebėjau sistemingos turinio amplifikacijos ar masinio botų naudojimo. Taip pat nepastebėjau aiškių koordinuotų veiksmų požymių, skirtų išskirtinai būtent litvinizmo melagienų skleidimui. Ir čia reikia padaryti dvi labai svarbės išimtis, tai yra naratyvų pagausėjimą viešojoje erdvėje Rusijos ir Baltarusijos karinių pratybų Zapad metu, išskyrus pernai metus, ir ypač ryškų litvinistinio turinio pagausėjimą matoma po 20 metų protestų. Kodėl per pernai metų Zapad pratybas nebuvo visų tų litvinistinių naratyvų suviešėjimų? O kam rosijanams daryti tai, kas už juos jau padaroma? Yra pilna Baltarusio opozicijos atstovų, kurie tas melagienas skleidžia už juos.
Turinys. Didžioji dalis turinio yra vaizdinio pobūdžio ir platinama YouTube bei TikTok platformose, o Facebook dažniau naudojamas tekstiniams skelbimams, tiem postams, įrašams. Rečiau pasitaiko straipsnių, knygų publikuojamų įvairiose interneto portaluose. Turinyje dažnai naudojami žemėlapiai, kuriuose vizualiai akcentuojami dabartinės Baltarusijos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijų, taip pat tarpukario Lietuvos bei Žemaitijos vyskupystės teritorijų panašumai. Ypač tai populiaru TikTok platformoje. Argumentacijai dažniausiai pasitelkimi Baltarusių ir Rosijanų istorikų darbai, tačiau teiginių šaltiniai dažnai nėra pateikiami. Nuo 25 metų pastebiu ryškų dirbtinio intelekto generuotų vaizdo įrašų turinio pagausėjimą. Ir aš manau, čia yra labai rimta grėsmė, bet tas dirbtinio intelekto turinio pagausėjimas. Laipsniškumas. Litvinizmo naratyvų sklaida yra reikšminga, tačiau fragmentuota. Kai sakau fragmentuota, aš turiu galvoje tos nenuoseklius naratyvus ir panašiai. Šiuos pasakojimus galima aptikti pačiais įvairiausiais formatais. Mokyklų vadovėliuose, skulptūrose, skirtose stačiatikiams, slavams, valdovams, Algirdui ir Kęstučiui, kultūriniuose projektuose tokiuose kaip baletas Vytovt ar autobusai Vytovt, taip pat viešose politinėse kalbose ir istorijos interpretacijose, kurias pristato režimui artimi istorikai. Pavyzdžiui, tas Marzaliukas, kurį parodžiau pirmame vaizdo įraše. YouTube ir TikTok platformose vaizdo įrašai paprastai surenka nuo kelių iki kelių šimtų tūkstančių peržiūrų, tarp platforminė sklaida yra minimali. Daugiausiai iš YouTube ir TikToko į Facebooką, bet irgi gana nežymiai. Pagrindinė tikslinė auditorija yra rusakalbiai vartotojai. Kairiai pusėje čia matote Algirdo skulptūrą Vitebske, mėlyna knyga yra vadovėlė 6 klasiai, Vladimiro Orlau knyga per vidurį. Jeigu jūs galvojat, kad čia apsiriboja tik tai istorija, tai žinokit, ne, kultūrinė apropriacija vyksta visur, net ir šaltibarščiai jau yra baltarusiški. Ir dešiniam viršutiniam kampe yra baleto Vytovt anonsas. Efekt arba rezultatas, galbūt tai būtų galima tiksliau įvardinti mano šios trumpos analizės kontekste. Šiuolaikinis baltarusių tautinio atgimimo procesas iš esmės grindžiamas litvinizmo interpretacijomis, kurios neretai nukreiptos prieš Lietuvą ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorinį paveldą. Litvinizmo naratyvai skatina radikalesnių baltarusių teritorinės pretenzijas į Vilnių bei suteikia ideologinį pagrindą istorinio teisingumo atkūrimui. Kai sakau šitą pagrindą istorinio teisingumo atkūrimui, aš be abejo kalbu kabutėse. Tokios interpretacijos taip pat gali būti pasitelkiamos Rusijos kariniai retorikai prieš Lietuvą. Įtampas kylančias dėl litvinizmo naratyvų išnaudoja Baltarusijos specialiosios tarnybos informacinėms operacijoms. Pastebiu, kad panašus naratyviniai modeliai anksčiau buvo naudojami Ukrainos atžvilgiu prieš Krymo aneksiją, konfliktą ir Luhansko ir Donecko regionuose, bei 22 metų Rusijos pilno masto invaziją į Ukrainą. Tai niekas niekada nesakė, jog slėpkite vaikus ir moteris, Litvina ateina. Bet grėsmė ir problema yra akivaizdi. Taip, nėra koordinuotumo, taip, nėra dirbtinės amplifikacijos su botais per skirtingas platformas, bet tai ar mums tikrai reikia to laukti? Mes savo neveiksnumu galime užsiauginti tokį monstrą, su kuriuo po to visiškai nebesusitvarkysime. Ir čia jūs matote per vidurį pavaizduką iš Novorosijos koncepcijos. Tai šitie visi litvinizmo naratyvai, jie iš esmės yra pagal šabloną, vos ne viens prie vieno atitinka. Ir aš tai dabar detaliau aptarsiu, kalbėdamas apie hibridinį karą. Visa tai yra litvinizmas, yra hibridinio karo prieš mus dalis, kaip jau užsiminiau pačioje pradžioje. Ir visa informacija, kurią toliau pateiksiu, yra būtent iš šio šaltinio.